Liaudėda.lt šį kartą svečiuojasi, Sudeikiuose eksponuojanti savo gražius darbus, gražias savo lėlytes, mūsų nuostabioji Ilona Baltuškienė. Sakykite, kodėl toks pomėgis atsirado jūsuose ir iš kur tas gimė? Šitas pomėgis atsirado visai netyčia. Norėjau pasiūti vaikui mygduką, ieškojausi virtualioje erdvėje pavyzdžių, kaip pasiūti tą mygduką ir pamačiau makramė techniką kurtas lėlytes. Susidomėjau, prisipirkau siūlų ir pabandžiau pagaminti lėlytę. Tai pakelkit ir parodykit mums, kas čia, ką reikia daryti, parodykit mums, a? Makramė technika kurtos lėlytės yra gaminamos pynimo, rišimo mazgais. Gan sudėtinga, bet išmokstant visai smagu. O tai reikia turbūt čia ypatingų siūlų, ypatingų, ko čia, galvyčių, akinukų, čia, kas čia, tai čia ir medžio, matau, yra detalių. Taip, galvytės yra iš medžio, siūlai gali būti naudojami įvairūs, bet makramė technikai dažniausiai tinka makramė siūlai, jie yra šukuojami lengvai, pinami lengvai ir šiaip minkštas siūlas. Tai aš nelabai suprantu to siūlo paskirties, tai ką siūlas skiriasi nuo paprasto siūlo kažko? Taip, makramė technika skirtas siūlas, jisai netgi vadinamas virvelėmis ir jis yra skirtas būtent nemegzti, nesusiūti kažką, o jo paskirtis būtent ir yra rišti mazgus, kvadratukus, įvairiausius rišimas, tai ir yra makramė technika, būtent mazgų rišimo technika, va taip va. Tai lėlytėse dažniausiai ir yra panaudojama kelnytėms, maikutėms, tokie va įvairūs. O čia dar kitą paveiksliuką pakelkit, yra spalvų daugiau, aš matau, tiesa, va čia. Ką tai reiškia? Spalvos. Gyvybiškumas turbūt, šeima, mergytė, maži vaikai, tai šiek tiek aišku ryškesni, suaugę truputėlį gal. Apskritai aš labai mėgstu pastelinės spalvas, neryškės, tai mano visi dažniausiai darbai būna iš tokių švelnesnių spalvų, nėra tų tokių raudonų, ryškių, mėlynų, tiesiog patinka tokios spalvos, jos šiltos labai spalvos, manau ir namuose nekris, nerėš į akis, o tiesiog graži interjero detalė, puošmena, namų puošmena. Tiesiog jie galima pasikabinti tarsi paveikslą. Taip. O kur akytės tada, kodėl jų nėra? Vat akytės turbūt palieku įsivaizduoti kiekvienam pačiam susikurti, galima aišku ir dasipaišyti, bet man vat kažkokį jausmą kelia be šypsenyčių, be akyčių, be žandukų, be ausyčių. Kažkiek su tokia pasislaptim turbūt pačiam susikurti. Na tai kągi, tai labai sveikinam ir štai prieš Kalėdas kaip tik labai gražus darbeliai jūsų yra. Tai kitais metais prašom kurti ir džiuginti mūsų uteniškius savo darbais. Ačiū labai jums, ačiū už dėmesį. Sėkmės.